Lapkričio 11 mėnesio 7 dieną buvo parašytas prašymas Linui Kukuraičiui. Visi neįgalieji prašo socialinių reikalų ir darbo komiteto narių ir Lino Kukuraičio neįgalių badu nemarinti. Jie turi 15, 30 ir daugiau metų stažo ir negauna šalpos pensijos 184 eurų, kai absoliutus skurdas Lietuvoje 354 eurai. Visi neįgalieji prašo netaupyti neįgaliųjų sąskaitą, keisti sovietinę skaičiuoklę su daugikliais. Šios skaičiuoklės nenaudoja nei viena Europos Sąjungos šalis. Ši skaičiuoklė, turint būtinąjį stažą 30, 25, 28 metus su 55 procentų darbingumu, atima pusę netekto darbingumo pensijos, nes naudojamas daugiklis 0,500. Aš jums ne kartą rodžiau ir dar kartą parodau, kaip yra skaičiuojama netekto darbingumo pensija. Tai labai žiaurus būdas taupyti neįgaliųjų sąskaitą. Visi neįgalieji nori gauti tai, ką užsidirbo, nes jie dirbo ir turi 15, 30 metų ir daugiau stažą. Taigi, Kukuraičių buvo pateikti 5 klausimai. Kodėl nevienodai skaičiuojama ne pagal vienodą skaičiuoklę pensininkams ir netekto darbingumo pensininkams, nes neįgalieji ir pensininkai vienodai dirbo ir vienodai mokėjo mokesčius tol, kol tapo pensininku arba netekto darbo pensininku. Antras buvo, kodėl neįgaliesiems su 55 procentų darbingumu atimama pusė netekto darbingumo pensijos. Kodėl taip žiauriai elgiamasi su neįgaliaisiais. Ketvirtas, kodėl neįgaliųjų sąskaita taupoma, taip pat žiauriausias būdas taupyti. Ir 5, ar pritarėt sovietiniai skaičiuokliai. Taigi, šiandien yra gruodžio 4 diena, o atsakymo iš Kukuraičio negavau. Taip įrodo, kad Kukuraičiui neįgalieji nerūpi ir nerūpi jokie klausimai, kuriuos kelia neįgalieji. Taigi tiesiog neatsakymas į prašymą, tai reiškia, kad Kukuraitis sutinka su sovietinė skaičiuoklė, sutinka, kad neįgaliesiems, kuriems yra 55 procentai darbingumas, atimti po pusę netekto darbingumo pensijos, bet dar pasakysiu, kodėl 55 procentai darbingumas. Nes Lietuvoje visi neįgalieji gauna
55% darbingumą iš daug ligų, kaip ir mano atveju. Iš 11 ligų ir 4 sutrikusių organizmo funkcijų. Taigi, kad neįgalieji visi, kurie turi daug ligų, jie padaromi sveiki. Taip yra ir taupoma neįgaliųjų sąskaita. Kukuraitis tai sutinka ir sutinka su pačiu žiauriausiu būdu, tokiu taupymu. Taigi, Kukuraitis reiškia taip galvoja, jeigu neįgalus žmogau negali dirbti, mirk iš bado, tau niekas nepadės.